Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Labadiena, SKM podcast'o žiūrovai, klausytojai. Šiandien turime pokalbį su Laimonu Velička. Sveikas, Laimonai. Labas. Laimonas Velička yra SKM treneris nuo 2017 metų, tai yra jau 8-asis jo sezonas, jeigu ne 7-as, kaip čia dabar? 7-as? 7-as gal. Lengva atsiminti, nors šį kartą ir suklydau su metais, bet aš taip pat šiais metais pradėjau kaip ir tu dirbti. Nuo to taško skaičiuojame savo istoriją čia, SKM ir Laimonai. Pakalbėsime apie tavo aukščiausią pasiekimą šį sezoną, be abejo. Sezonas dar nesibaigė, bet koks jis tau buvo iki šios dienos? Šis sezonas. Įdomus šiaip, mes su ta U18 karta, kuria jau baigiam pasirodymą moksleivių lygoje, bet mes su jais žaidžiam ir miesto lygoje, SKL. Tai toksai gana banguotas sezonas, pradžioje sezono apie 4-5 žaidėjus, tie, kurie gaudavo visai nemažai žaisti ir startę žaisdavo, tai jie ten porą žaidėjų išėjo pas Arvydą į pirmą komandą, porą apskritai baigė krepšininkų karjerą, tai tokių žaidėjų netekę, galvojau, bus sunku, bet smagu, kad pasitempė tie, kas anksčiau galbūt buvo šešėlyje ir buvo gerai, buvo geras banguotas toksai sezonas, bet galų gale visai neblogai pasirodėm. Čia netgi prieš švelnų žodis visai neblogai, labai gerai pasirodyti, nes patekote į finalo ketvirtą ir šiai kartai, šiai komandai tai buvo aukščiausias taškas, ar ne? Kaip čia pasakyti, tenais jie yra patekę su Deividu, kai dar Deividas treniravo Deividas Zorba. Jie buvo patekę, bet ta kaip komanda maišėsi, ten jungėsi, atsiskirinėjo, vienu žodžiu, sunku čia supras, kas čia per komandą galų gale, bet jo, bent jau man su ta komanda pirmą kartą patekti. Tai į finalo ketvirtą pavyko pirmą kartą jau. Taip. Na ir tai yra tavo pirmoji, turbūt užauginta karta, kas labiausiai strigo per visus šiuos metus. Tai viskas, šiaip iš esmės kiekviena, ta ne treniruotė, bet tokios kiekvienos varžybos, kažkoks kiekvienas naujas etapas kaip naujas yra, tai tas ir įstringa. Labai smagu, kad tiek su jais teko išmokti daug dalykų ir labai smagu, kad patys vaikai yra tokie, sakyčiau, subrendę, faini, linksmi, su jais tikrai faina dirbti. Tai smagu, kad tokia pirma karta ir pakliuvo. Taip, ir sekėme jūsų pasirodymą eilę sezonų ir prieš tai visą laiką būdavo užkeiktas ketvirtfinalio etapas ir vis pritrūkdavo. Kas šiais metais vyko kitaip, kad vis dėlto prasibirovėte į ketvirtą? Nežinau, šiaip kaip ir minėjau, tas sezonas buvo toks banguotas, tai gal tos bangos šiek tiek užgrūdino, nes anksčiau užpraeitais metais kažkaip tai mes kildom ir tam ketvirtfinalį mus nukirsdavo. Tai šiemet buvo tų bangų ir toj pačioj miesto lygoj užsigrūdinom prieš stipresnius fiziškai ir aukštesnius vyrukus kovojom. Buvo ir tokių rungtynių, kur per vienas rungtynės buvo, kur įmetė game winnerį Karolis, tai 0-3 buvo likę, įmetėm game winnerį, tai toksai irgi toks emocingas sezonas, banguotas ir buvo tokių prastesnių kažkokių epizodų, kai jau atrodo einam žemyn, bam, išlendam, vėl aukštyn lipam. Tai galbūt kažkaip ir banga tokia pakliuvo, kad iškilom į finalo ketvirtą. Tai šiaip sunku pasakyti. Sekasi geriausiam. Sekasi geriausiam ir finalo ketvirtas sekasi geriausiam taip pat. Bet dar neskubėkime dar buvo ketvirtfinalis, būtent tas užburtas su Jonava, kur buvo serija 2-1 laimėta, buvo laimėta LKL arenoje. Apie tą seriją gal kiek ten, kur ir pasireiškia turbūt jūsų ta visa valia? Tai serija prasidėjo Jonavoj, mes kai sportuojam Maironio progimnazijoje, kur salė nėra labai didelė, tiksliau yra nedidelė ir
netgi nepilna, tai paskui atvažiuoti į areną, žaisti labai sunku. Erdvės visai kitokios, labai prastai pataikėm ir šiaip gana prastai žaidėm, fiziškai kažkaip, nežinau, tokie pasyvūs buvom. Ir gavom Malkų stipriai, ten apie 20 taškų. Antras rungtynės namie kažkaip susikaupėm, aišku, ir ta salė irgi priimtinesnė, tai ir pataikėm galbūt šiek tiek geriau ir pavyko taip įtemptai, bet gana užtikrintai laimėti. O jau lemiamose rungtynėse, tai vėlgi pataikymų nelabai galima džiaugtis, bet susigynėm ir ten jau gale, kas laimės, taip pavyko, nežinau, ten jau tos mažos detalės jos temia tą galą. Ir jausmas po pergalės turbūt atperka, ar ne, tą visą darbą? Jo. Pirmą kartą buvau išmaudytas, taip žiūri kartais per visokius ten video internete, ten tinklapiuose visokiuose, kai treneris išmaudo ir kažkaip vis tiek galvoju, norėčiau. Tai pridariau rūbinės duris, jau matau, buvo pasiruošę, greit telefoną numečiau iš šono, kad neaplaistytų ir važiuojam. Tai labai geras emocijos, labai smagu buvo pakliūti tą finalo ketvirtą. Ir vaikinams galų gale pasiekta, kaip ir minėjai, ketvirtfinalis viso gero, o čia pagaliau peržengi tą ketvirtfinalį. Ir tikrai geros emocijos, labai linksma buvo. Taip, reikia mokėti tuo pasidžiaugti ir vertinti tokias akimirkas, nes dėl tokių akimirkų, kur žaidžiame krepšinį, išsiskiria laimės hormonai, tiek žaidžiant, tiek pasiekus pergalės. Ir tai išliks visiems laikams istorijoje, kad pasiekėte finalo ketvirtą. Taip, jame nelaimėjote medalių, tai galim dabar pakalbėti apie tą finalo ketvirtą. Pusfinalis su Šilutė, labai gera kova, emocijos, -4 taškai berods buvo, prisimink šias rungtynes. Jeigu tau neperskaudu. Sunkios rungtynės, tas nervingumas, bet buvo ir iš mūsų, ir iš jų komandos. Jie stovėjo visą laiką zoninę gynybą, kas galbūt mums nelabai paranku buvo, ypatingai vėlgi ten su pataikymu strigom, tai tikrai labai daug išsimetėm ir laisvi, bet ir nepataikėm ir strigom prieš tą jų zoninę gynybą, jie visas rungtynės gynėsi jie ir pabaigoje ketvirtam kėlinyje mums pavyko perlaužti, mes irgi šiek tiek pakeitėm gynybą, pavyko perlaužti, įsiveržėm kažkur ketvirto kėlinio viduryje į priekį keliais taškais ir paskui jau toksai nervų karas buvo, tai jie, tai mes ir taip sutapo, kad jie išsiveržė į priekį, gal kažkur tai ten sėkmės pritrūko, šiek tiek šaltesnės galvos, bet, tai yra krepšinis, tai labai gaila, nes tikrai galėjom peržengti tą pusfinalio barjerą, bet ką padarys, tai taip ir įvyko, tai ir gavom. Aišku, pirmoji patirtis tiek tau kaip treneriui, tiek žaidėjams. Ne pirmoji, antroji. Aš praeitais metais su Menkevičiaus vaikais važiavau vietoj Menkevičiaus, nes jisai dalyvavo kažkur kitur, irgi buvo 18 ir praeitais metais su jais pavyko laimėti, o šiemet su savais gal... Teisingai, čia U18 tik tas pats B divizionas, tik prie metais vyresnių žaidėt. Jo. Tiesa, tai turi tos auksinės patirties gerai. Bet tokia irgi patirtis jinai kitokia, nes vis tiek, kai tu nesu savo komanda, tai, kitaip yra visiškai kitaip. Kita savijauta visiškai. Taip. Po pusfinalio sakei, kad reikia komandą nuteikti kovai, nes nieko nėra geriau, negu iš ketvirto grįžti su medaliu, bet, deja, nepavyko duoti kovos bronzinėme finale. Ar lygių skirtumų buvo kitokie, nes kaip žinai, tai komanda iš A diviziono metais jaunesnė, ar tiesiog pritrūko jėgų? Mes šiaip su jais grupiai žaidėm, tai abi rungtynės jie laimėjo, bet mes taip gana apylygiai žaidėm, ypatingai antras atsakomasis pas juos namie žaidėm, tai ten gale tik tai jiems pavyko išplėšti tą pergalę. Bet finalą ketvirtą, nežinau, gal jie šiek tiek ir
pastiprėjo ir ūgtelėjo, nežinau, bet tikrai jautėsi kažkoks tai fiziškumo kitas lygis, kur mus tiesiog suvalgė, galima sakyti, nes tikrai rezultatas tą atspindi, kad ten mes jau ir kamuolių neatsikovojom daug, kas labai sunku psichologiškai, kai tau meta ir kartoja kiek nori, tai galų gale pradėjom visai taip stipriai, kartu su jais bandėm laikytis tam fiziškume, bet galų gale jie mus perlaužė ir tada jau be šansų. O kas būtų davę geresnę kovą Šiauliams finale, jūs ar Šilutė? Nežinau, šiaip labai sunku pasakyti. Vėlgi Šilutė ten tą savo zoninę gynybą gynėsi ir visai neblogą kovą davė Šiauliams. Vėl nežinau, sunku pasakyti. O žvelgiant iš visos to šventinės pusės, jaučiasi, kad tai nėra tiesiog rungtynės, paprastos rungtynės? Taip, tai vien tie pristatymai, kad ten išbėga, vardą, pavardę pamini, žmogus su mikrofonu sako ten, kam bauda yra, kieno ten taškai. Ir taip toliau, ir žmonių žiūri nemažai, tai aišku jaučiasi. Ir stiprios komandos, tai tikrai nepaprastas varžybos, rungtynės. Taip, labai gerai, kad čia šitą save pats pasteisėjai, tai rodo tavo sąmoningumą, o šiaip tai labai tikrai smagu, kad moksleivių lyga rengia tokie šventės. Pliusas jiems ir Šiaulių arenoje, kur žaidė Šiaulių kažkada klubas, laimėjo bronzą. Šiaip jaukiai visai salė, man patinka. Jo, jaukiai istorinė salė. 2-6 kartos išleistuvė šiemet, užaugai su šia karta, dar vis augai, aišku, kaip treneris, bet užaugai ir su jais. Kaip apibūdintum šią kartą? Sakau, tokia... Man kas yra smagu su jais, kad su jais galima pajokauti, jau taip ir ironiją jie puikiai supranta ir taip kaip su visai subrendusiais vyrukais galima bendrauti ir tai jau ne tik šiemet, bet ir praeitais ir užpraeitais metais. Ir kadangi aš su jais tokį gana šiltą ryšį palaikau, bendrauju, jokaujam kartu, tai man labai smagi tokia patirtis pirmą kartą ir jinai tokia yra, kaip, nežinau, aš taip, jeigu taip žodį, kuris dažniausiai pasikartoja kalbant apie juos, tai sakyčiau tokie subrendę vyrukai yra. Man labai smagu su jais leisti laiką ir aš šiaip juos gavau ne nuo pat pradžių, kaip yra nuo 3 klasės vaikus gauna. Iš pradžių buvo pirmam iššūkį, manęs dar nebuvo su jais kartu, ten buvo Šarūnas Ciparis, man atrodo. Ir paskui nuo 13 ar nuo U14, dabar sunku, nežinau, neatsimenu, bet aš tada juos gavau ir pažindinomės, jie labai keitėsi, kaip sakau, rotavo, tai ten vieni pereina iš vienos komandos, kitos, tai gana mažai jų yra likę tų jau nuo pat pradžių, gal tik porą vaikinų, bet tie, kurie prisijungia, irgi tikrai subrendę ir šiaip pažiūrėjus tą 2-6 SKM kartą, ir talentinga, tikrai yra tų talentų ir šiaip, nežinau, kiek ir su kitom bendravom komandom, su vaikais, tai tikrai smagus vaikinai. Tikrai neeilinė karta, aišku, visos kartos kažkuo išskirtinės, bet ši savo pasiekimais išsiskiria. Kažkaip kalbant apie tave kaip trenerį, man visą laiką tu atrodė toks solidus, užtikrinantis treneris, kuris išlieka kuklus savo vietoje, bet pasiekia rezultatą. Ir galbūt anksčiau kažko pritrūko, bet dabar tie 2 metai iš eilės, kai nesvarbu, kad su kita komanda, ne su savo komanda Arvydo Menkevičiaus tu jį pavadavai ir komanda laimėjo, dabar su savo komanda patekai į 4. Kaip pats manai, ar tai turės įtakos tavo tolimesniai karjerai? Galbūt dabar jausi daugiau pasitikėjimo, prašydamas aukštesnių dar labiau komandų? Nežinau, aišku, kad turės įtakos. Viskas dabar, ypač toj pradžioj karjeros, trenerio karjeros pradžioj, tai labai viskas turi įtakos. Kiekvienas tavo kažkokios varžybos, galbūt kiekvienas tavo pergyvenimas, klaida, jinai turi įtakos. Ir kuo kuo arčiau prie pradžios, aš kaip galvoju, tai tos įtakos vis daugiau, paskui gal kai jau patirties bus daugiau, ne tiek daug tos įtakos bus, bet šiaip tie 4 labai smagu, kad porą kartų jau pavyko juose sudalyvauti
Ir tikrai manau, kad bus vertinga. Nežinau, ar tai, kiek tai lems, kad ten pirmas komandas ir panašiai, bet manau, kad smagi labai patirtis ir labai naudinga. Tai šią vasarą laukia smagus pokalbis su SKM sporto vadovais. Nemanau, kad šią vasarą bus, man atrodo, jau ten yra nuspręsta, kas ten gauna tas komandas, tai nežinau, kada ten bus tie pokalbiai. Bet turi pats, aišku, tikslas svajonė, ar ne, eiti aukščiau. Norėtųsi tas pirmas komandas pabandyti su jomis kažką nuveikti irgi. Be abejo. Yra sakoma apie žaidėjus underrated, overrated. Apie trenerius galima tą patį pasakyti, ar ne, ir kur jautiesi? Savo vietoj, underrated ar overrated šiuo metu? Aš jaučiuosi savo vietoj, nežinau. Labai gerai. Nesijaučiu, kad ten kažkas mane ar pervertina, ar nuvertina. Tiesiog. Ir nežinau, ar kas nors iš vis galvoja apie mane ten, kad oi, ten visai toks ir toks. Ką žinau, man atrodo, kad savo vietoje esu ir tiek. Taip. Teko apsilankyti tavo rungtynėse su 18 karta, tiesa ne šiais metais, šiek tiek anksčiau, ir matėsi, kad po rungtynių ateina pas tave mažieji krepšininkai, tai su jais ten bent iš pirmo žvilgsnio jau yra daugiau ką veikti, daugiau darbo, kaip atsivertinti darbą su mažaisiais krepšininkais. Smagus darbas. Šiaip tiesiog trenerio darbas smagus, vaikų trenerio darbas smagus yra. Vien tai, kad tu daug bendrauji su jais, daug gerų emocijų, aišku, visokių emocijų būna, bet tų gerų emocijų tikrai daug ir su tais mažais vaikais labai smagu. Aišku, ten tas auklėjimas jų nuolatos šiek tiek kartais jau šiek tiek sudėtingas tampa, bet jeigu išsiauklėjai, aš tai juos esu išsiauklėjęs, manau, tai paskui yra vis smagiau ir smagiau. Tai patinka man ir su mažiukais. Koks buvai treneris, kai pradėjai dirbti prieš 7 metus ir koks esi dabar, kaip atsijauti? Pasimetęs buvau. Tarsi, kai tu pradedi, kai aš bent jau pradėjau ir aš manau, kad taip dauguma yra, beveik viską ten, ką atsimena iš savo trenerių, ką juos mokė, jie bando tą patį kartoti ir panašiai. Paskui tu galvoji, koks aš treneris, ar aš čia griežtas, ar aš čia geras, ar aš čia draugiškas, ar aš čia koks aš esu. Ir toksai pasimetimas buvo, tu bandai išsiaiškinti, kas tu toks ir galų gale, nežinau, ar iki šiol pavyko jau išsiaiškinti ar ne, bet tas procesas nėra labai trumpas. Tu aiškinėsi, tu gilinėsi ir paskui tu galų gale galbūt supranti, kad pats pagrindinis dalykas yra, kad tu turi būti savimi, jeigu tu esi pats kaip, ten jau toks piktas, griežtas kažkoks, tai tu toks ir būsi. Tu negali vaidinti, nes tau, dabar aš čia toks draugiškas su visais, viską, jau pats atlaidus, galbūt kažkur tinginiauju, kažkur kažką ten netaip griežtai ten seku savo dienotvarkę ar kažką panašiai. Ir paskui tu ateini ir reikalauji iš vaikų to ir tai yra netikra, nežinau, aš manau, kad tada kažkiek galbūt tas suveikia, bet iki galo aš nemanau, kad tai veikia ir manau, kad tiesiog reikia būti savimi ir atrasti, kiekvienagi savybė turi teigiamų, kaip čia pasakyti, teigiamo postūmio. Jo, bet jeigu tu draugiškas, tu gali per tą draugiškumą kažkaip juos išugdyti, jeigu tu griežtas, tu gali per tą griežtumą, tai tiesiog reikia ir save suprasti, surasti ir paskui kažkaip derinti tuos dalykus, savo asmenybės bruožus ir trenerio visą tą darbą. Aišku, nėra lengva tą daryti, surasti save galų gale. Vis tiek tu žiūri į televizorių, žiūri kaip kiti daro, bandai kopijuoti, paskui galvoji, gal aš per minkštas, gal reikia griežčiau, paskui atvirkščiai galvoji, gal aš čia per griežtas, reikia biškiuką. Bet čia gal jauno trenerio, gal jau kai esi patyręs daug, tai daug paprasčiau tas yra. Amžinas balanso ieškojimas toks. Jo, yra. Jo, iš tikrųjų pradėjai dirbti SKM, jeigu neklystu, tiesiai po universiteto atėjai, likai, atrodo taip, esi atradęs savo gyvenimo kelią bent jau iš profesinės pusės, ar ne? Jo, tai pradžia buvo tokia, kad aš negalvojau iš pradžių taip anksti eiti treniruoti, aš kol pats žaidžiau ir man visai neblogai sekėsi, aš atvažiavęs iš Visagino, tai Visagine ten tikrai gerai sekėsi, atvažiavau į universitetą,
pakliuvau į antrą komandą, tuo metu LEU buvo Lietuvos edukologijos universiteto, Gediminas treniravo. Bet toj antroj komandai pavyko kažkaip vis pasirodyti vis geriau ir tikėjausi, kad būsiu pirmoje. Tuomet įvyko vasara ir vasarą patyriau labai sunkią traumą, lūžo kaklas, buvau paralyžiuotas, reikėjo ne tai, kad išmokti iš naujo visko, bet reikėjo atsigauti ir iki šiol yra tų padarinių šiek tiek, tai tas krepšininko karjera greitai nusikirto, bet smagu, Gediminas pasiūlė. Bražionis. Jo, prisijungti prie, ačiū jam aišku, prisijungti prie SKM ir prisijungiau, ten pradžioj gavau grupelę, darželį ir taip įsijungiau į tą treniravimą. Tai toksai, ta trauma ir nulėmė, kad nuėjau į treniravimą ir tikrai, aš tikėjausi, kad aš vis tiek kažkaip tai būsiu krepšinėje, tai va, tas ir liko jo. Jo, tokia išskirtinė istorija, bet šiaip man patinka, kad tokie treneriai kaip tu, kurie perina visus lygius nuo pačių darželių ir kopia į viršų. Jo, smagu tas, kad tu supranti visą, Taip. Neateini iš kažkur ir tau atrodo vienaip, o tu daugmaž viską supranti, kas yra nuo pat apačios iki viršaus. Aišku, viršaus aš dar tikrai nesuprantu. Taip, link ten dar eini, dar esi jaunas treneris, tau nėra nei 30. Ir dar čia turbūt labai gera proga pakalbėti, dar turime porą minučių apie tai, kad dabar nėra Vilniuje aukštosios mokyklos, kuri ruošia trenerius. Anksčiau buvo edukologinis universitetas, dabar anksčiau pedagoginis vadinosi, dabar švietimo akademija, bet nėra tokios programos kaip krepšinio treneris. Dabar norint... Bet edukologijos universitete irgi nebuvo krepšinio trenerio programos, ten buvo kūno kultūros. Kažkaip kūno kultūros. Bet šiandien ateidavo daugiausiai SKM trenerių. Jo, šiaip LSU, man atrodo, tik tai yra. Dabar LSU Lietuvos sporto universitetas. Tai kviečiame pasidomėti tiek tiem, kas domina šitą profesiją, jie rengia atvirų durų dienas, geri lektoriai, Kazys Maksvytis, Linas Kleiza, jeigu neklystu ir kiti, tai domėkitės, sekite informaciją, pats Laimonai, kiek į save investuoji iki šiol? Mokausi, važiavom čia visai, kada čia praeitą savaitę, man atrodo, į Vytauto didžiojo ten tą, kaip jinai vadinasi, dabar pamiršau tiksliai, bet ten buvo labai fainas seminarų ciklas, kaip čia pasakyti. Tai mokausi ir prieš tai čia buvo atvažiavę iš Amerikos treneriai, labai buvo įdomu pasižiūrėti, pamatyti, kaip jie dirba. Buvau ir nuėjęs į turnyrą, kur Barcelona buvo atvažiavus. Įdomu labai buvo pažiūrėti, kaip žaidžia visi, kitom taisyklėm. Tai labai irgi smagu. Tai mokausi, žiūriu, stengiuosi ir pats asmeniškai prie kompiuterio pasižiūriu, pasigilinu, ką daro ir panašiai. Taip, krepšinis gyvas organizmas, nuolat besikeičiantis, nuolat pulsuojantis, vis laik kažką galima atrasti, kažkokį naują kampą, naują mintį, naują pratimą. Dabar kalbant apie aktualijas, artėja vasara. Tu esi vienas iš tų, kuris irgi dirba vasarą su vaikais, būna ir dienos stovykloje ir kitose stovyklose. Gal galėtum pasakyti, kokie tavo prisiminimai, patirtis iš tų stovyklų ir kodėl verta laukti šios vasaros? Tai jeigu aš esu vaikas, tai man tai ten tos dienos stovyklos yra tobula. Aš ten einu, žaidžiu, bendrauju su draugais, treniruojasi krepšinį, vienyje daugmaž vis tiek visus tuos vaikus krepšinis. Žaidžiam viską, daug futbolo žaidžiam, visokius judriuosius žaidimus ir panašiai, bet galų gale vis tiek krepšinis vienyje ir vyksta ir krepšinio užsiėmimai. Ir aš nežinau, kodėl aš vaikų būdamas nenorėčiau eiti tenais, nes ten ir pramogos, ir draugai, ir to dažnai būna taip, kad ateina netgi visom komandom į tas stovyklas. Ir pas mane tai buvo praeitais metais, kad nemažai vaikų iš komandos atėjo į stovyklą ir mes kaip vietoj treniruočių tiesiog dar ir stovyklavom. Gavosi. Tai
nežinau, vaikų būdamas, tai aišku, labai faina ir paskui tos prieš sezoninės stovyklos, sporto stovyklos, jos irgi šiek tiek kitokios, nes ten jau ir su nakvinėm ir galbūt daugiau treniruočių, mažiau kažkokių tai pramogų, bet vėlgi pats pagrindinis dalykas tai bendravimas su vaikams tarpusavyje, draugų ieškojimas kažkoks, aš manau, kad vaikams tai yra tobula. Tikimės tikrai sulaukti jūsų susidomėjimo, nes tikrai pasirinkimas platus. Nuo Vilniaus iki Nidos šiais metais, SKMLT visa informacija, domėkite, sekite ir būkite kartu su sėkmingiausiai jau gyvuojančia krepšinio mokykla nuo 2007-ųjų. Laimonai, tavo kokia paskutinė galbūt būtų šiam podcast'e mintis, kurią nori perduoti visai bendruomeniai, kokią mintį gali kiekvienas išsinešti iš tavo pokalbio? Iš mano pokalbio. Nežinau, gal būkit savimi. Aš nesakau, kad aš jau ten esu savimi jau 100%, bet bandykit surasti save. Daugiau, ką žinau. Viskas paprasta. Ačiū labai, Laimonai, ir iki pasimatymo kitose laidose. Ačiū.